Sveiki visi, esu Saulius, vienas iš tapiorų, kurių visus viešai ir dokumentuoju visą, kaip tai darau. Tai šitas video bus toks įdomesnis, jis prasidės nuo labai random minties. Rasiu 2 savaičių procesą, kaip aš gavau, o gal ir negavau investmentą. Tai pamatysite video gale, tad žiūrėkite į galą. Ir jo, biški backstory, prieš 2 mėnesius su manim susitikė vieni verslininkai, pasiūlė investuoti, tai buvo taip on and off santykiai, bet tada prieš 2 savaitės sakau viskas, arba darom, arba nieko nebedarom. Ir 2 savaitės buvo kinda hectic, tad žiūrėkite, parodysiu viską, kaip dariau, kaip gavau arba negavau investmentą. Gerą žiūrėjimo ir einam į video. Zaro jaunimas. Buvau sumitę su tuo žmogum, kur praeitam video sakiau, kad dėl investmento, kaip visada ateini į mytą su ieškant atsakymų, išeini su dar daugiau klausimų. Klasika. Tai va, tai nežinau, niekas dar neaišku, bet sakėm, kol kas spardžiasi dėl investmento. Viskas apsuko aukštyn kojom, žinai, tokia jau ta realybė, bet kitą savaitę sutiksim dar paskutiniam pušui, ko gero, pažiūrėti, gal kažką pavyks išrutuliuoti. Nes gaunasi, kad jau nebe kaip į founderį investuoja, labiau į vis dėlto kaip paprastas visekas į idėją. Tai, žodžiu, tokia situacija. Varau dabar greitai iki laikrodžio šopo biškį pasitvarkyti ir tą varau dirbti ir į pirtis, nes kokia mano idėja dabar bus. Tas savaitę aš tiesiog nieko šiam nepitchinsiu, aš tiesiog padarau landingą, padarau seilus iš to landingų idėjos ir tiesiog ateinu va mano pitchas, karočią, aš turiu pardavimų, investuokit. Mano idėja bus. Tai žodžiu, kokios dalelės ir tik didžiau. Nu ką, ankstyvas rytas. Šiandien jokio sporto, straight work. Tai pasidarinau iškart landingą. Turėtų konvertuot. Viską sudėliau. Čia, žodžiu, AI sesui. Sudėjau pricingą. Viskas vietoj, žodžiu. Neturiu jokio produkto, nieko neturiu. Pasidarinau landingą, integruoju paymentus, padarau, kad žmonės pirktų. Padarau creatives, launchinu adus ir per 3 dienas. Šiandien yra penktadienis. Per šiandien viską launchinu ir tikiuosi launchinu. Ir man iki antradienio reikia padaryti seilų. Tai va, tai bus geros dienos, kur gerai papušinsim. Tai va, let's go. Nu ką, update'čiukas po 2 bričių ir 2 kavelių kovos padelių. Viskas yra done. Volia, nemišiau jį. Bum. Launch globally. Viskas vietoj. Gražiai padaryta. Locally. Nežinau kaip tiksliai tarti šitą. Bet kažkaip rodžiu locally, nežinau. Bam. Galima nusipirkti. Let's go. Suvedi čia viską, numetė į Stripe linką, viskas yra done. Tai mokėjimus jau galima priimti. Ir jo, aš dabar pasidariau briefus. Tai pirmas briefas bus tiesiog kaip founderis. Kreipsiuosi šiaip į TC brandus, kad yra toks toolas, kad sukūrėme. Antras, paminsiu taip dropshipperius, kad tipo you're stuck in the United States market, which is saturated, blah, 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 blah. There's a plenty of markets that has like high potential, gold mines, whatever, like Poland, blah, blah, blah. With our tool, we can fast, can super fast localize the market, blah, 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 blah. Ir trečias, koks čia trečias bus agency service provider, bet nežinau dar. Jaučiu, aš ne. Tiesiog tokius va padarysiu, free rollinsiu, padarysiu porą static adsų ir paleisiu adsus jaučiu net per savo Saulius Vilkelis accountą. I don't care this point. Aš tiesiog noriu paleisti, aš noriu rodyti, kad galiu ir per dieną padaryti mega verslą. Gal failinti, viso gali būti, karočiui. Gal paprikoninti. Tai va, noriu dirbti. Jaučiuosi kaip zombis. Aš geriau Britą, 10 val. Jau yra 11:30. Pasidariau visus video adus. Tuo parodys kokį pavyzdėlį aš jums. Žiauriai toks basicas, bet tiesiog kaip kalbu realiai. I'm the founder of Local. We built the AI-powered tool that helps you localize a new market. Simply upload your ad creatives, your website, your email sequences, and we're gonna translate everything in 20 minutes. That simple. Just imagine your top 10 best performing United States ads converting in 10 different markets. We're gonna help you expand internationally to over 50 countries only for $60. So click the link below because now we offer 50% off with 30 days money back guarantee. Let's expand together and make that money, baby. Tai va, tai toks basicas. Dabar pabandysiu static adas kažką pažaisti. Turėsiu 7 kreatyvų šausiai bijau campaigną. Galvoju, visą Ameriką imti. Bet aš žinau, kiek pinigų čia deginti. Tai va, tokios dalelės. Ir ant ryšiau. Dzedze.
Neturime žodžių, bet paleist viskas. Va, For dzukai. the past years, I have successfully built and sold e-commerce brands, but I always had the same problem. Localizing a new market costs you a lot of time, a lot of money, and a lot of pain in the ass. So that's why I have built locally. Simply Viską per vieną dieną. Insane pušas. Landing pages, paymentų integracijos, ad creativai, ad creativų montavimas, adų paleidimas, pixelis, socialinė medija. Wow, crazy. Varau į dušą, varau išgersiu arbatos, varau pasiimsiu draugį iš vakarėlio ir I go to sleep. Esmė kame, aš paleidau visą šitą, bet čia dar tipo 5 euriukų uždėjau dienai. Aš gaila, čia galimai tiesiog ištaškysiu šaibus, jeigu padarysiu seilą, nes reikės refundint. Ir jo, ir reikia rytoj atsikalt, pliamą dieną praeis, kažkiek datą, tipo, jeigu neselinis, tai pizė. Reikės kažką įteruoti, daryti. Čia vapšė testas. Dažniausiai nepaselini per tą. Karačiu. Jo, tokia dėla. Tik bidžiau. Morning, guys. Pirmadienis, Liepos 28 dieną. Aš jau po džimo, dabar 10 ryto. Varau kavos į coffee shopą, pasiemu kavos, pasileidžiu ACDC ir varau į darbą and I'm getting my shit done, I'm getting my shit together. Jo, nes reikia sunkus laikotarpis žiūri dabar. Tai prisiminti vėl, dėl ko aš dirbu ir kodėl aš višinais esu ir kodėl man patinka šitas journey. Tipo, I guess, reikia prisiminti. Taip, kas toliau? Ir parodysiu darbe, ar kaip einasi su tuo naujų projektų. Ola, from the office. Aš jau padirbau virš valandėlės. Ką padariau, tai neatleidau, bet, atleisiu vieną žmogų, kuris dirba, žiūriu, neperformina, visiškai nepadaro, kas turi būti padaryta. Tai atleisiu, ieškos kažką naujo, toks dalykas. Realiai tavo verslas geriausiai auga, kai nuo ten, kur aš dabar esu, ten, kur aš noriu pasiekti su tinkamai žmonėm. Man kol kas žiauriai nesisikaras gerų žmonių. Turiu vieną, stripsį labai gerą, media buyerį, bet jis ir yra brangus. Tai ieško irgi dar vieną media buyerį, ten, realiai, kad už growthą visą būtų atsakinga biču. Bet jo, labai sunku rasti, kas būtų atsakingas. Tai realiai, čia iškart jums sakau, ieškau bičo, kuris man galėtų valdyti visus mano brandus, nes aš jaučiu, man atrodo, teks tikinti, nes investmentas čia bus sunku gauti labai, kompėtinai, bet teisingi. Ieškosiu bičo, aš noriu, kuris būtų pas mane įmonėse atsakingas už visą growth. Tai realiai galiu mokėti, jeigu tu realiai esi geras, tarp 2 ir 3 štukų į rankas. Jeigu tu realiai esi geras. Tai tarp 2 ir 3 štukų į rankas per mėnesį. Tai jo, if it's you, karačio, neminau. Bet jeigu nepadarysiu, tai žinokit, į ką rašykite man LinkedIn, galėsim susirasti. Bet man realiai reikia patirties, aš noriu skailinti kitas rinkas. Būtų gerai, kad tu iš ofiso galėtum dirbti. Žodžiu, tokie reikalai. Ir dar panašu gerai dėl to seso. Žodžiu, Amerikos rinka visiškai neina. Išleidau 200 eurų. Čia, aišku, labai nedaug prasistavimų, bet nieko gero. CPC, kaip ir brango, dar labiau vakar išbrango. Žodžiu, CPC 3 eurai, piemas 2 eurai. Ta Amerikos rinka. Žodžiu, paleidau dabar nebe CBO, ABO campaigną į Europą. Man čia apie ABO žymiai visai geriau veikia. Ir žiūrėsim dabar procesina adus. Padariau 5 eurų dienai dabar. Žiūrėsim, kaip gausis čia su visu šitų reikalų. Gal Europą rimtai geriau, aš nežinau. Bet žiūrėsiu tos dar 2 dieną čia kažką išsukti. Gal pavyks gauti kokius eilų. Ir aš toliau einu dirbti. Ką aš dar padariau? Pamiršau pasakyti, ką dar padariau. Mes kadangi su Einiu jau nebedirbam, turėjom įmonę kartu, tai aš tiesiog perėmiau iš šitą įmonę. Nes aš ten vis tiek vykdau veiklą su savo kitų brandų, tai perėmiau įmonės veiklą. Tai reikėjo ten su to registrų centru išsiaiškinti, anuliuoti dalyvių sąrašą, žodžiu, ten irgi reikalai. Šitą pasidariau, tada aš jau senai turėjau tapti PVM mokėtojų, tai man reikia dar šitą išsiaiškinti. Žodžiu, Amerikai daryti verslą yra, Lietuvoje daryti verslą yra nesąmonė. Taip čia. Man trukdo dirbti. Bonjour. Kraunasi daiktus, varau namo. Beveik viską pasidariau, išskyrus nepalaunčinau naujų produktų, tai kas yra visai sad. Bet rytoj padarysiu. Pasidariau naujus ad creatives, paleidau 5 naujam projektui. Ir biškai optimizavau website, stripsų ten ant nuotrupą biškai paratašavau, padirbau. Padariau gražiai, išsiaiškinau dėl PVM-o. Nes jau senai reikėjo tą PVM mokėtojų, bet aš tingiu. Tai jo, secret sauce'as.
Nu, nežinau, žodžiu, dabar sandėliuojame Lietuvoje ir jau čia reikės pereiti tarp šipinimo su stripsais, norint sutaupyti. Nu, aš dar paskaičiuosiu, žodžiu, bus matyti. Insane, guys. In freaking sanity, guys. Sorry, kad filmuoju vairuodamas, bet guess what? Nainu dušą, išeinu iš dušo, pasiemu telefoną, žiūriu Stripe payment of $200, baby! Woo! Gavau seilą. Ir ne bet kokią patį aukščiausią tierą. Gavau seilą iš seso, iš to seso, kur dariau penktadienį visą naktį. Let's go. Bukinu mytos investuotojams. Nu, reik darino bent jau seilą. Bet jau, žinai, jau bent jau kažkoks trekšnas yra. Žiūrėjau, geras jausmas. Važiuoju dabar pas psichosomatiką. Kažkokią naują vietą išbandysiu čia. Energiją, tam visą kitą. Pažiūrėsim. Gal sutvarkys gal. Gerai, čia pakam. Dar vienas seilas įkrito už $200. Let's go! Kažką unlockinu, kažkas veikia. Fuck yeah! Investuotojam coming, baby! Woo! Sorry. Matėte, jaučiu mane prie tam video super freaked out. Bet jo, viskas nice, aš jau pasidariau darbus, šiandien padirbėjau tik 5 valandas, nes aš taip jaučiau, kad aš noriu šiandien 5 valandas padirbėti. Ir man užteko, visą ką reikėjo. Tai va, realiai su to produktu, tai dabar per šiąnakt techninis žmogus subildins MVP kažkokį visą, landing, nu, kad būtų veikiantis tipo kažkoks LLM-as, nu, ta kalba visa. Nu, ne visa kalba, o kažkoks toolas, kuris ten generuos ten tos lokalizacijos dalykus ir taip toliau. Ir jo, I think it's the next, gal kažkas pavyks. Ir dar rašiau dėl myto rytoj su investuotojais, bet dar nieko man neatrašo. Ne, bet gal kažkaip gal pavyks. Jeigu ne, tai tiesiog žinai, jam viską prašysiu, va imkit, kračiu viskas. Jeigu ne, aš vienas daryti, nes nesam. Tai va, o kas čia dar? Jo, varau namo, prisėsiu. Rytoj varau į Nidą. Ir palos palangėlės, tada į Nidą. Nu ką, varau pas investuotojus. Sugeneravom per keletą porą dienų 2 štukas apyvartos, išleisdami 500 eurų. Visai insane skaičiai ir let's roll, guys. Tikiuosi, kažkas bus gero. Tai va, hebra. Čiau. Nu ką, hebrytė pamyto. Biški prakaitėlis įkniušė. Kročiu, viskas gerai. Gal tos pačios idėjos gal kažką ir testuosim yra, bet jį nėra tenais, jie ko gero nemestų babkių, bet noriu daryti, kad tiesiog kas tarkim ketvirtį arba kas mėnesį launčinam po naują projektą ir jie man duoda babkių. Ten kažką kalbėjom apie 100 PMK, jo 100 PMK ir tada, nu, tipo finansuoti visus projektus. Žiūrėsiu, hebra, ir sakė vakarė šiandien duos atsakymą, dabar yra 3 valandas, man atrodo, tikėkimės, pareizint. Pasiims iki sandėlio greitai, su stripsais ten susitvarkysiu, tada varau į ofisą, blėt, atsipūstu, galvą sulta. Hebra, davai, palinkėkit sėkmės, o dabar man linkėkit sėkmės. Čiau. Guys, turiu ofisą, nes nežinau pradėtis. Geriausias būdas vis tiek padirbti tiesiog. Man po savaitgalio taip galvą skauda. Tai žodžiu, žiūriu galvą skauda po savaitgalio. Peršlau, man atrodo. Dabar toks, tipo, nestresu, tipo, laukiu, tipo, galim greičiau kažkokį atsakymą. Bet jo, of course, žinoma. Nereik pamiršti mūsų mėgstamiausio gėrimo Bright, kur brightdrinks.com su mūsų nuolaidos kodu startup-eurai galite įsigyti šį gėrimą su 20% nuolaida. Šitas gėrimas pakeitė mano kavos addictioną, sutvarkė mano attentions, mano crashus, susikaupimą viską, žodžiu. Natūralūs ingredientai, nėra cukraus, kofeinos. Šiaip insane gėrimas yra. Vat kažką tokio aš ir gyvenime norėsiu sukurti. Kažkokį produktą, kuris neš value, žmonės įpirks, nes jis yra nerealus. Tai we love Bright and go check them out, brightdrinks.com. Tada toliau varysiu į Višvilės parką, esas gimtadienį šiandien. Tai gerai, vat, valandą pabūnu ofise, kažką pabimbinėju ir galėsiu varyti, atsipalaiduoti, nes blemba. Toks tipo, ką daryti? Žiauriu noriu to investmento, aš taip noriu to investmento. Jūs net neįsivaizduojat, hebra, jūs net neįsivaizduojat. Tai va, žodžiu, neprisišnekam, niekam dar nesakiau, pasakiau tik tais, žinoma, draugiai, kokia situacija, tėčiui, nes jo vis tiek tariuosi tokiais klausimais, daugiau žino. Mamai užsiminiau, nes buvau sutikęs, klausiu, kaip sekėsi, sakiau, nu niekada dar nežinau, bet neblogai visai. Tai va, bet nes nemėgstu prisišnekėti draugams, niekam negalim sakyti kračių, tai va. Tai bet kalbame pozityvus dalykus ir let's get that dough, baby. Davai. Ola, konnichiwa.
Kokią temą dabar? Jau kitas rytas, jau šiandien ramiai atsikėliau su belekais skaudančia galva. Pasivaikščiau ramiai, atsigeriau kavos. Apsikirpau, dabar dirbu, ką čilinu. Žodžiu, kalbėjom myte, tai ten kažkas, sakysim, sakė, kad tavo 100 PM gabalų tipo duodam, ten X amount of procentų, bla. Ir tada vakarą prašė, žodžiu, duodam PMK ir daryk, ką nori su jais. Taip iškai nuliūdau, nes noriu bent jau 100K. Ką? Gavau pasiūlymą, gavau 50G, neskais kokį procentą, 3 mėnesius kažką bildinu, su tais PMK darau, ką noriu, išsiminėjau algą, kročiu viską, ką tik noriu, ofisai imu. Ir jo, tada po 3 mėnesių žiūrim, kas toliau. Nežinau, džiaugsiu. Nežinau, ar mane čia apipisinėja, čia ką. Jau už 2K apyvartos padarėm su tą lokalai per savaitę ir tai ten padiklainino štukos paymentų. Ant tedo išleido kažkur 600 eurų, kažkas tokio. Insane. Tiesiog pasiriau biškį profitą. Bet produkto nėra, tai klientai sorry lauk. Tik vaizduok, žmogus nusiperka ir jis nieko negauna. Tiesiog success page, tai cit. Emailų jok nėra, bet šiandien išsiųsim jau kažkokį produktą jiems. Tai va. O jei ne, tai tiesiog refundint. Tas biškį paliavo pasar, nes vienas eilas iš Lietuvos. Aš galvoju, kodėl tai viskas aprimo, nes blema pradėjo targetinti lietuvius. Nesąmonė, nereik mums tų lietuvių. Ai, va, jo, įkrito rausas šiandien. Karoči, tai, blėt, pareizinu babkių. PMK ant oro, PMK ant nieko, realiai. PMK, kad tiesiog 3 mėnesius kažkaip bildinčiau. Cik, man savęs pareizinu. Eik, tenai, insane. Realiai insane. Wow. Gal ir pasidžiaugtusi? Pasiėmėm biškį pasiliekam. Bulsą. Gerai, aš šitą vietą buvau ant ezerų pasihukinęs, dabar ant šitos pasihukinsiu. Bet draugė išvažiuoja kitą savaitę. Nustudijuoju kitą šalyje, tai išvažiuoju gyvensiu vienas vėl, tai 7-packą jau čia imsiu tiesiog, kad vežtų mylus. Ten parašiau gal barterio principą, tai tipo 100% nuolaidą duotų man. Tai visai not bad, ten gaunas tiek pakį aš leidau šiaip ant maisto. Tai jo, aš pavalgysiu ir reikia finalizint darbus su stripsais tada. Mano projektams arba iškot vadovą, arba jas parduot. Ką, čia bus, dabar tai bus reikalų. Tai va, Hebra, čiau. Nu ką, gerą dieną, Hebra. Čia sekanti diena, šiandien yra rugpjūčio 7. Tai aš važiuoju padėlį, jau 5 valandas, jau po darbo. Šiandien kažką ten sustrips, ten pirkėjai, žodžiu, ten kažką dylinu. Šiaip porą dalykų pasiriau, ko senai nedariau. Kas senai jau turėjau pasiryti ten visose branduose. Ir jo, ir laukiu kontrakto, tai sakė, rytoj atsiųs kontraktą, perskaitysiu, kaip jis atrodo. Tikiuosi viskas gerai. Rytoj varau per šeimos pažįstamus, gavau mytą su tokiu vienu bičiuku, kuris ten pardavęs 3 įmonės, jam ten tram keli metai. Ten 10 milijoninis pelnas į metus. Žodžiu, bus labai gera patirtis. Jo, tai nežinau, toks tipo, kaip ir laukiu kontraktų, noriu džiaugtis, bet nieko tai negali žinoti. Gal rytoj užsired flagins, pis atbulin ir sakys, sorry, tipo. Tai vat labai to nebijau, nes pasąmonės gale negalima bijot, bet sapnuoju jau, kaip parduodu, kaip gaunu investiciją, kaip parduodu stripsus, kaip pirku Porsche. Nes čia planas yra mano šio mėnesio. Tai jo, kalbėjau, ką tik dar kartą su investuotoju. Sakė, kad rytoj atsiųs sutartį. Peržiūrėsiu ir jeigu viskas gerai, tai let's go, baby. Tai va, gero man padėlio, varysim paskui vakare, kažkur su draugė pavalgyti. Norėjau jau švęst, bet nėra dar ko švęst, kai parašo dar nėra padėta. Tai jo, kokie reikalai ir you guys updated. Tikiuosi kitam video jau gaunu investment. Šiandien ankstyvo kontraktus peržiūrinėjau. Jo, radau čia porą tokių niuansėlių, dėl kurio norėčiau gyvenimas parduot ateinančiams metams, tai reikia išvengti to. Tai va, dabar parašiau investuotojams, kas mano pastebėjimus, laukiu atsakymą pačiais, ką nuspręs, nes šiuo metu buvo parašyta, kad duos PM štukų 3 mėnesiams, kas yra visai geri pinigai, bet 12 mėnesių tikrai ne. O kaip you guys updated, by the way, aš dar vis nidai. Darbuojas tai va. Gerą dieną, draugai. Antradienis rytas pasiėmiau kavutės ir 1 valandą, tai už keletas valandų turiu mytą. Ko gero paskutinį mytą su investuotojais. Ten atsirado daug klausimų dėl kontrakto, tai tiesiog pasakė, kad varyk, finalizinsim viską. Tai va, tai realiai, jeigu sutartis bus tokia, kad PMK 3 mėnesiam, ta amin. Jeigu ilgiau 1,5 metų, aš pagalvojau, paskaičiavau. Pinigų visi turi, aš pats turiu sutaupęs tų pinigų, tai sakau, man nėra, kad čia reikia eiti ir aukoti visą gyvenimą. Nu, ne visą gyvenimą, kaip vos ne, kad parduoti gyvenimą. Nes taip gavosi, kad jo, nes realiai, jeigu pasirašau, tai aš nieko kito daryti negaliu tiktais su jais, tai man vis tiek aš turiu ir stripsus, ir kitą brandą, ir porą veiklų, tai negaliu visko tiesiog imti, nebūtų tiesiog protinga uždarinėti. Bet jeigu tas laikotarpis, good. Arba čia su tais pinigais išruituliuoti. Tai
Realiai jo, aš varau pasidarysiu atrašysiu porą žmonių. Ir kažką šiandien labai pasnį savaitę užknisą, nežinau ką daryti, nes tiesiog sėdė, tiesiog galvoju dėl to kontrakto, kas bus, kas nebus. Aš taip negerai daryti. Tai jo, reikia toliau judėti, reikia... Žodžiu, pasitiksim pamytą. Ką, kebra, jau pamyto, turėjau laisvą laiką nuvažiuoti nuplaut mašiną. Nežinau, kodėl filmavau, bet nusprendžiau nupafilmuoti. Tai jo, tai kaip mytas praėjo gerai, išsiaiškinom visus tos niuansus, duoda babkės. Jo, žinai, aš supratau, kad čia blema realiai, nu, tipo, pinigai nemaži, man tiesiog duoda didelį biudžetą testuotis, aš galėsiu pasimti žmonės, aš savo sumokėsiu kažkokią algą, kad tiesiog galėčiau pragyventi. Ir jo, ir let's go, turėsiu kontaktus, turėsiu resources. Dirbsiu su tikrai aukšto lygio ekspertais ir verslininkais. Supratau, kad tokio dealą tikrai nedaug kas gali. Tiesiog, kad kame esmė, kad čia neinvestuoja į kažkokią idėją, čia investuoja į mane kaip į founderį, kad aš jiems sukursiu kažkokią gerą idėją. Tai tiesiog investuoti be idėjos į žmogų, kuris gal net nieko nesukurs, gal apskemins ir dings, nes jis man tiesiog duoda babkės, aš jam darau, ką noriu. Tai yra ant tiek tipo basic. Tai good deal, let's fucking go, karač. Tai va, tik bidžiau. Nu ką, Šaika, esu parodysiu, kur esu. Aš esu oro uoste, išlydėjau draugę ir tuo pačiu pasirašiau investmentą. Pasirašiau 50 motherfucking G's investmentą, kad man duoda tiesiog vystyti kažkokią savo idėją ir mokintis. Čia yra insane. Wow. Va jums čia universitetas yra, karačia. Va čia jums mokymo įstaiga. Duodi babkių, PMK, taški, kur nori, mokinkis, daryk idėją, jeigu paeis, duosim dar. Wow, guys. Nu tai va. Aišku, biškį pasobinau čia 10 minučių prieš, vis tiek draugų išvažiavo. Tai jo, tai dabar toks tipo miss feelings, tipo nežinai ar džiaugtis ar liūdėti, tipo, nu tai va, tai viduriukas, daug emocijų, keičiam judesį. Ir jo, toks buvo va, tas video. Pamatėte visą kelionę tą tokia jau čia kiek beveik 2 savaitės gavus. Jo, kaip dėl aš to investmentų kariauju. Tai va, jau pagaliau pasirašyta. Gaunu PMK, let's go, džiaugiuosi. Realiai pradėjau video kurti spalio pradžioj YouTube video, o visą šiaip contentą kūrimą pradėjom, nu, jau beveik virš daugiau negu prieš metus realiai, lygiai beveik Instagramą iš pradžių kėlėm. Ir tiek daug visko pasikeitė, nes prieš metus atrodo, kad tu buvai toks lost, nežinojai ką daryti, bet vis tiek kažką darei, tipo, tu darei 10 visų skirtingų dalykų. Aš buvau tik po verslo pardavimo, realiai nežinojau kur eiti, ar kurti sesą, ar kažkokį kitą verslą, ar e-komerciją grįžti. Ir tą galiausiai kažkaip tiesiog bedarant daug dalykų, dirbant vis tiek po 10 valandų dieną, nors aš galėjau tiesiog dirbti po 2, kažką nieko neveikti. Galiausiai kažkas paėjo. Jo, atsirado stripsai, pradėjau daryti neblogai kešo, atsirado startupiorai, atsirado kiti projektėliai, Padelio akademiją pardavėm. Jo, viskas, tipo, pradėjau važiuoti, pradėjau daryti, paskui savo, kad reikia daryti kešo, to enough of burning cash. Ir jo, pasiturėjau kažkokį visai cash cow ir pradėjau rollint. Ir dabar tiek idėjos darbo, vis tiek tas žmonės mato, susisiekia su manim, didelė korporacija. Nevadina savęs korpo, bet jo, let's go. Nežinau, ką aš čia pajapinau, bet žodžiu, darbas atsipirkinėja, kažkas tą darbą pamatė, kažkas tą įvertino, pamatė man jie potencialą ir dėl to ir įmetė babkių. Dabar toks momentėlis pasidžiaug, bet ateina sunkiausias metas dabar. Tas babkės išnaudoti teisingai, sugalvoti, kur jas naudosi. Žodžiu, let's go. Good times, fun times. Like always, link in bio, karočiui, pačekinkite linkus, tenais yra visokie mokymai. Mūsų tam kuriami verslai, taip toliau. Ir jo, ir aš manau, bet kitam video pamatysite update'ą, kokius darbuotojus samdausi, tų pinigų pervedimo procesas. Insane. Hebra, insane. In freaking sanity, guys. Pasidžiaugiau, varau į darbą, kažką skaniai pavalgyti, išgerą kavos ir varau toliau grindinti. Tai, hebra. Taigi, bidžiau. Ką, gavau pirmą dalį pinigų. Pažiūrėk, hebra. 25 G's. Nu ką? Tad stay tuned, guys, bus įdomu. Turime porą idėjų, kurias bildinsim. Ir tiek. Tik bidžiau, see you in the next video. Subscribe.